Elektronikos perdirbimas priima, išrūšiuoja, išardo atliekas ir perduoda tokias atliekas kitiems atliekų tvarkytojams. Mes specifiškai dirbam, specializuojamės tik tais LCD televizoriuose ir monitoriuose. Per metus išardom rankiniu būdu apie 5000 tonų televizorių. Nemaži kiekiai, mes didžiuojamės ir manom, kad vieni iš nedaugelio perdirbam tokius atliekų kiekius. Įmonė prieš 10 metų susikūrė tam, kad išsaugoti resursus ir tvarkyti pavojingas medžiagas. Televizoriai turi įvairių pavojingų medžiagų, kurios gali pakenkti žmogaus sveikatai, aplinkai, gyvūnijai, augalijai. Tai tokios medžiagos kaip tas pats gyvsidabris mano minėtas, bromas, kadmis, jos būtina tvarkyti tam tikrų būdų ir tai yra labai svarbu. Keliauja pas mus, mes vadinam produkciją, kaip vadinama, tai čia tas atliekos atkeliauja pas mus į sunkvežimis. Sunkvežimiai yra iškraunami sandėliavimo zonoje pradžioje, tada yra produkcija sveriama ir keliauja į nuolatinę sandėliavimo zoną, po to keliauja į vidinės patalpas, kur yra trečia sandėliavimo zona. Ir iš ten jau su vežimėliu keliauja į kiekvienam ardytojui. Toliau yra ardoma, rūšiuojama gauta produkcija, kaip vadinama, atliekos. Atliekos ardytojas rūšiuoja į plokštes, į plastikus, į stiklą, į metalą, į aliuminę. Ir po to plastikas keliauja į preso mašiną, metalas keliauja į metalo konteinerį. Tai yra keliavimo būdas, mes turim liniją aptarnavimo, kuri yra sužymėta. Yra bačkos skirtos plastikui, skirtos metalui ir skirtos stiklai. Po rūšiavimo atsiradusios gyvsidabrio atliekos, tai būna dar ne atlieka, tai būna kaip rūšiuojamos skydai su pavojingomis lemputėmis. Jos keliauja mūsų dirbtuvėse į rūšiavimo dar vieną patalpą, kurioje yra atskiriamos lemputės nuo metalo, dažniausiai nuo metalo plokščių, būna nuo aliuminio plokščių. Ir lemputės mes turim kaip specialų rūšiavimo stalą, kurios yra pakuojamos ir iškeliauja į pavojingų atliekų perdirbimo įmonę. Išardyti skydai su lemputėmis ardytai neardo iki tokio lygio, kad lemputės būtų pažeistos. Viskas lieka saugiai nesudaužytas ir tada tik tai keliauja į perdirbimo patalpą, kur yra jau išardomas pilnai. Gaudamas atliekas iš užsienio valstybių, tai yra iš Skandinavijos, dažniausiai mes registruojame vieningoj gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinei sistemai, dar kitaip vadinama GPAIS. Gaudamas svorį mes įvedame ir viską fiksuojame. Tada ardymo procese susidarančias atliekas mes vėlgi įvedinėjam į šią sistemą ir sistema fiksuoja. Ir tas atliekų kiekis yra kontroliuojamas, jo judėjimas taip pat, kur atliekos nuvyksta, koks kiekis nuvyko, kas jas gavo, viską mato aplinkos departamentas. Viena iš aplinkosauginių priemonių yra išteklių taupimas. Perdirbant mūsų atliekas, elektronikos atliekas, mes atgaunam vertinguosius metalus. Taip mažinam naujų išteklių gavybą. Taurieji metalai pas mus randasi mūsų elektroninėse plokštėse. Jas nuimdami perduodame kitiems atliekų tvarkytojams ir perdirbėjams, kurie jau tas atliekas perdirba. Jie ir išgauna, sakykim, taip, tą ir auksą, ir sidabrą, ir varį, ir platiną. Dar viena iš aplinkosauginių priemonių yra paprasčiausias atliekų mažinimas. Daugelis elektronikos atliekų nukeliauja į sąvartynus. Mūsų procesas ir mūsų veikla padaro taip, kad tų atliekų kiekis mažėja. Pirmas, manau, žingsnis būtų sąmoningas pirkimas. Žmonės turėtų pirkti kokybiškus daiktus, gerai apgalvoti, ar verta keisti seną daiktą į naują. Galbūt net jisai senas gali ir funkcionuoti ir toliau. Jeigu jis jau nori naują daiktą nusipirkti, galėtų jį padovanoti arba parduoti kitam žmogui, kuris įsigijęs galės jį naudoti. Funkcija įrenginio lieka ta pati. Dar vienas būdas yra, sakykim, taip, kad elektronikos atliekas reikėtų pristatyti į tam tikras skirtas vietas, tai yra į surinkimo taškus, o ne išmetinėti bet kur į konteinerius, sakykim, taip, kurios galbūt nukeliaus į sąvartynus.